Sveiki, negalime judėti prie kitos dalies. Sudėtingiausias dalykas tikriausiai bus pririšti pultelį šitą prie imtuvo, kuris tas mažiukas yra. Vėlgi reikia eiti į Matek svetainę ir čia rodo TXRX2, einam į config, einam į full parameter list, tai mums reikia brd alt config, šitą nukopijuojam, į search laugelį čia po dešinę įkopinam šitą brd alt config value 1, tai aš jau, kadangi čia jau nustatymą tą padariau, pakeičiau į 1, write params, successfully saved, įjungiu pultelį, jisai susibandina, radio calibration galima eiti ir pajudinam šitas lasdeles. Gauna signalas, atpažįsta, viskas liuks. Dabar lygiai tą patį reikia padaryti su kuo? Su servais. Jungiam bateriją. Šiek tiek jisai aštriai veikia, bet žymiai geriau negu prieš tai. Greičiausiai to užteks, jau ką jų amplitutę galima padidinti, tai galima pereiti prie patio modelio konstravimo ir po biškį dėjimo visko į delta vingamus.